žodžiu. Laba diena. Aš Rokas, Aš Tomas. Mes esame iš 7 E klasės. Ir darysim fizikinius bandymus, kelis. Tai pirmasis yra kaip, nežinau, butelis su kiaušiniu vadinas, nežinau. Nes žodžiu, mums reikės vieną virtą kiaušinio Degtukų pakelio. ir stiklinę butelį. Tai ką mes darysim, tai mes uždegsim degtuką, įmesim į butelio vidų, uždėsim kiaušinį ir jisai įkris į vidų. Gana paprasta. Tai va, Pradedam. degam degtuką. Dar. Taip, sunku įmesti. Yes. You're too fat! Vienu žodžiu, mes čia antrą bandymą mūsų darom ir Taip. mums reikės Dešmelio. balionų Nosinių. ir aliejaus. Jo. Tik vienu žodžiu, ką mes darom, tai pripučiam balioną. Jas perdi išpirko aliejų ir balioną perdurime. Taigi, aš dabar pripūsiu balioną. Tai pasiėmėme nosinę, pasiėmėme aliejaus ir nosinę Kažko kvepia. ištepame aliejų. Šios nosinės kvepia kaip keista. Tai va, nebijom laisvės. Tai vienu žodžiu, dabar turime persinti balioną iešmeliu. Tu neišrevoliuok. Mane lenkia. Tai darom sukimo principą. Principu, aš vakar to šito žodžio mokiau. Ir štai, kaip greitai persiduria. Viskas vakar. Na va, turime perdurtą balioną. Va. Perdurtas balionas. Taigi, dabar darysime bandymą su žvake Buteliu, ir kapsulė bei žiebtuvėliu. žiebtuvėliu, kuris nedega. Tai vienu žodžiu, mes tiesiog pasimsim šitą perpiltą žvakę, ją priviliuosim prie dubenėlio, į dubenėlį pripilsim vandens, prilašinsim ten rašalo iš kapsulės, kad jums geriau matytus ir tiesiog padarysim bandymą. Taigi, daug aš arčiau pasitrauksiu. Dabar aš įpilsiu kapsulę. Na, žodžiu, ką dabar Tomas daro, tai jums ryškina tiesiog vandenį. Čia, kad jums vizualiai būtų geriau. Taigi, kol Tomas tai daro, mes to grįšime. Taigi, mes jau čia kartu esame. Aš paimsiu degtukus, uždegsiu žvakę ir uždėsiu butelį. Kažkiek palaukti reikės, kol tada matysis, kaip siurbas vanduo. Nu, štai. Žiūrėsiu, ar jis buvo šiek tiek. Dedame. O kaip čia priartinti? Ten yra tų kažkokių. Matau. Vanduo po truputį kyla. Tu matai, kad kyla. Aš priartinęs prie tos vietos, kur kilo. Dabar jisai dar greičiau pradėjo kilti ir žvakę užgersiu. Jisai nustojo kilti ir stovėjo vietoje. Taip. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų bandymus. Ir Video vlogą. Taigi. vien žodžiu,
Ir rašykit mums po 10, Labai prašom jūsų mokytoją, nes mes padarėm labai gerus bandymus. mes labai stengiamės. Labai kūrėm net 2 dienas šitą video medžiagą. Taigi, turbūt ir viskas. Taigi, ponai, baigsiu.